Aplinkui nemačiau nei vieno plaukiko ir dabar galvoju, kažkas yra ne taip. Nu vis tiek, aš iš 8 tako plaukiu ir pradėjau ieškoti savo priešininkų. Plaukiu tą galvą, sakiau, padarau posakį, žiūriu, dar nieko nėra. Nu liktai plaukiu, dar nieko nėra. Ir tik po 200 apsiverčiu, atsispiriu, padarau užėjimą ir žiūriu, kad dar tik plaukikas šalia ėstas, tik tai parplaukia dar ten už kokį 10 metrų. Ir galvoju, arba aš labai greit plaukiu, arba aš esu diskvalifikuotas ir tiesiog visi stovi ant starto ir laukia manęs. Tai realiai 300 metrų visą laiką galvojau, ką čia man dabar veikti. O po 300 sakau, nu gerai, liko 100 metrų, nu tai jau koks skirtumas. Jeigu jau tave nuims, tai nuims. O jeigu nenuims, nu tai kažkokį laiką čia atplauksiu. Nu tai sakau, biškai dėjau to tokio spurtą, atplaukiau ir žiūriu, kad per beveik 4 metus taip greit neplaukiau. Tai kažkaip galvoju po to, viskas kaip ir gerai labai gavus.